Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Skaitysime Šrimad Bhagavatam, pirmos giesmės 19 skyriaus 21 tekstą. Sarve vayam tavad ihas mahetha. Sarve vayam tavad ihas mahetha. Kalevaram yavada savihaya. Kalevaram yavada savihaya. Lokam param virajaskam vishokam. Lokam param virajaskam vishokam. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Sarve vayam tavadihas mahetha. Sarve vayam tavadihas mahetha. Kalevaram yavada savihaya. Kalevaram yavada savihaya. Lokam param virajaskam vishokam. Lokam param virajaskam vishokam. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Sarve vayam tavadihas mahetha. Sarve vayam tavadihas mahetha. Kalevaram yavada savihaya. Kalevaram yavada savihaya. Lokam param virajaskam vishokam. Lokam param virajaskam vishokam. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Prabhu. Sarve vayam tavadihas mahetha. Sarve vayam tavadihas mahetha. Kalevaram yavata savihaya. Kalevaram yavada savihaya. Lokam param virajaskam vishokam. Lokam param virajaskam vishokam. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Sarve vayam tavadihas mahetha. Sarve vayam tavadihas mahetha. Kalevaram yavada savihaya. Kalevaram yavada savihaya. Lokam param virajaskam vishokam. Lokam param virajaskam vishokam. Yasyati ayam bhagavata pradhanaha. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Sarve vayam tavadihas mahetha. Sarve vayam tavadihas mahetha. Kalevaram yavada savihaya. Kalevaram yavada savihaya. Lokam param virajaskam vishokam. Lokam param virajaskam vishokam. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Mataji. Sarve vayam tavadihas mahetha. Sarve vayam tavadihas mahetha. Kalevaram yavada savihaya. Kalevaram yavada savihaya. Lokam param virajaskam vishokam. Lokam param virajaskam vishokam. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Sarve vayam tavadihas mahetha. Kalevaram yavada savihaya. Lokam param virajaskam vishokam. Yasyati ayam bhagavata pradhana. Transkriptas. Sarve. Sarve. Visi. Visi. Vayam. Vayam. Mes. Mes. Tavat. Tavad. Tol. Tol. Iha. Iha. Šioje vietoje. Šioje vietoje. Asmahe. Asmahe. Būsime. Būsime. Atha. Atha. Po to. Po to. Kalevaram. Kalevaram. Kūna. Kūna. Javat. Javat. Kol. Kol. Asau. Asau. Karalius. Karalius.
Vihaya Vihaya. paliks Paliks. lokam Lokam. į planetą, Į planetą. param Param. aukščiausiąją Aukščiausiai. Virajaskam, Virajaskam. kurios neteršia jokios materijos nešvarybės. Kurios neteršia jokios materijos nešvarybės. Višokam, Višokam. kurioje nėra sielvartų. Kurioje nėra sielvartų. Jasjat Jose sugrįž. sugrįž. Ajam Ajam. šis Šis. Bhagavata, Bhagavata. Bhaktas, Bhaktas. Pradhanaha, Pradhanaha. iškilniausias. Iškilniausias. Jo dieviškosios malonės, Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki. Jai. Mes būsime čia, kol iškilniausias viešpaties Bhaktas Maharadža Parikšita sugrįž į aukščiausiąją planetą, kurios neteršia jokios materijos nešvarybės ir kurioje nėra sielvartų. Komentaras. Anapus materialios kūrinijos, kurią lygina su debesimi danguje, plyti Paravajoma, dvasinis dangus, su begalybė planetų vadinamomis Vaikunthomis. Šios planetos Vaikunkus turi skirtingus vardus. Purušota Maloka, Ačiuta Loka, Trivrika Maloka, Hrišeka Šaloka, Keišava Loka, Anirutha Dalaloka, Madhava Loka, Pradyumna Loka, Sankaršana Loka, Šridla Loka, Vasudeva Loka, Ajodhaya Loka, Dvaraka Loka ir taip toliau. Egzistuoja milijonai ir kitų dvasinių lokų, kur viešpatauja Dievo asmuo. Šiuose planetose visos gyvosios esybės, išsivadavusios sielos, turinčios dvasinius kūnus, kurie nieko nenusileidžia viešpačiui kūnui. Ten neįmanoma susitepti materiją, nes viskas yra dvasiška, todėl neegzistuoja sielvarto priežasčių. Gyvosios esybės ten spinduliuoja transcendentinę palaimą, joms nežinomos gimimo, mirties, senatvės bei lygų kančios. Aukščiausiųjų loka, iš minėtųjų Vaikuntha lokų yra Goloka Vrindavana, viešpatie Šri Krišnos ir jo ypatingų palydovų buveinė. Maharadžai Parikšitui buvo lemta pasiekti būtent šią loką ir susirinkusiai didieji ryšiai tai numatė. Jie aptarinėjo šlovingą didžiojo valdovo išėjimą iš šio pasaulio ir norėjo matyti jį iki paskutinės akimirkos, nes jiems nebuvo lemta daugiau susitikti su didžiuoju viešpaties Bhaktu. Kai didis viešpaties Bhaktas išeina iš šio pasaulio, neverta sielvartauti, nes jam lemta įžengti Dievo karalystę. Liūdna tik tai, kad išėjus tokiems didiems Bhaktams mes jų daugiau nebematysime, todėl tikrai yra dėl ko apgailestauti. Bhaktai paprastam žmogui pasirodo taip pat retai, kaip ir pats viešpats. Todėl didieji ryšiai teisingai nutarė nesitraukti iš tos vietos iki paskutinės akimirkos. Sarvevayam tavadihas mahetham, kalevaram yavadasau vihaya, lokam param virajaskam vishokam, yasyati ayam bhagavata pradhana. Mes būsime čia, kol iškilniausias viešpaties Bhakta Maharadža Parikšita sugrįš į aukščiausią planetą, kurios neteršia jokios materijos nešvarybės ir kurioje nėra sielvartų. Taip, taigi, kur mes randamės? Mes randamės prie Gangos upės kranto, kur prieš 5000 metų atėjo palikti kūno Maharadža Parikšitas, imperatorius, paskutinis šventas imperatorius. Atėjo, taip sakant, numirti. Dar pačiam jėgų žydėjime. Ir į tą vietą susirinko visatos patys iškilniausi ryšiai, išminčiai. Munė reiškia protas, išminčiai. Ir atėjo pusdieviai, nusileido pusdieviai. Reiškia, visi atėjo kaip ne į laidotuvės. Atėjo pasižiūrėti, kaip vis dėlto patenkama į dvasinį pasaulį. Nes mes matom, kaip žmonės numiršta, turbūt kiekvienas iš mūsų dalyvavo laidotuvėse. Matėt kraupų baisu šiurpu net. Man bent visą laiką būdavo nejauku, nes kažkaip, kad visi suaugęs, sako, nejauku, kai matai lavonas, negyvas kūnas. Kai matom musę negyvą, mes nekreipiam dėmesio. Jeigu musė būtų tokia pat dydžio kaip mūsų, mes, reiškia, galėtų, irgi būtų baisu. Jau koks ten drasus vis tiek būtų įsižergus ten dar kažkaip. Bet kas, kur didesnis kūnas, reiškia, nudvėsęs šiurpą kelia. Ypatingai žmogus. Kelia, nes mus
pasąmonėje mes kaip bijom, reiškia, kad suvokiam, kad mums irgi taip gali būti. Todėl baimė mus šiurpina, reiškia. Nemalonu žiūrėti, kai kažkur tai lavonas. Ir čia ypatinga proga, reiškia, čia Maharadža Parikšito paskui nelieka jokio lavono, gyvatį sudegina, mes dar skaitysim, bus sudega kūnas. Nieko, net pelenų nesurinks, visiškai, nieko neliko. Iš po krematoriumo viso kūno. Jis taip išinės, čia susirinko ryšiai, nes jie tiksliai žino, kur išeis. Kai mūsų artimieji miršta, niekas nežino, kur artimasis keliaus. Jokio supratimo. Nei tas artimasis, kur žmogus, kur išeina mūsų, ar svetimas, nežino, kur keliaus ir po mirties bus, nei artimieji žino, kur jie susirinka. Nieko jokio nenutiko. Aišku, išminčius koks žmonės gali nuspėti pagal žmogaus gyvenimo būdą, kai žmogus gyveno, gali pasakyti, kur jis keliaus, kokią planetą. Planetos sanskrito kalba vadinamos lokos. Lokos. Yra žemesnės planetinės sistemos, reiškia demoniškos, yra pragaro planetinės sistemos. 28 pragaro sistemos, reiškia, planetos. Yra, reiškia, rojinės planetos, yra dvasinės planetos. Vaikuntho lokos vadinamos. Ir čia tie išminčiai, iš pradžių kalba, matot, Maharadžas Parikšitas paprašo palaiminimo, kad leistų jam badauti 7 paras, nes jis po 7 parų turi palikti kūną, kad leistų jam badauti, nevalgyti, tai reiškia negerti ir nemiegoti, kad jis galėtų klausytis va Šrimat Bhagavatam. Va tai, ką mes dabar klausomės kiekvieną dieną, tą visą išgirdo Maharadžas Parikšitas. Šukadevo Gosvami jam pasakos. Dabar mes iki tos vietos dainam, kol pasirodys, reiškia, Šukadevo Gosvamis ir jam pasakos viską, va, koks tas dvasinis pasaulis ir koks materialus. Tai ypatinga, reiškia, ypatingas džiaugsmas. Tai va, mes taip sėdėdami čia kiekvieną dieną galim irgi įsivaduoti. Taip Maharadžas Parikšitas, reiškia, įėjo į dvasinį pasaulį. Jam atsivėrė dvasinis pasaulis. Dvasinis pasaulis atsivėrė per Šrimad Bhagavatam. Materialą mes nepažįstam, mes apčiupom, va, vaikščiam viskas, reiškia, čia nesusigaudom, neįmanom ištrinėti. Bet dvasinį pasaulį įmanoma, taip Šrimad Bhagavatam paskaitose sėdint, ištyrinėti. Ir čia išminčiai, kai gauna palaiminimą iš jų, Maharadža Parikšitas atsisėda ir čia išminčiai sako, matot, sako, mes būsime čia, va, toj vietoj, reiškia, kur jis atsisėdo ir laukia tos mirties, sako, kol iškilniausias, reiškia, kilniausias iš kilniausių, geriausias iš geriausių, švenčiausias iš švenčiausių. Maharadža, viešpatės baktas, da prideda, matot, ne šiaip kažkas tai, bet Dievo baktas reiškia Dievo atsidavęs, tik Dievo atsidavęs. Mes kam atsiduodam? Mes atsiduodam savo jausmams, savo juslėms. Mes atsiduodam akim, norim kažką gražaus matyti, filmų žiūrėti, mes norim rūkyti, gerti, ten plėšti, turtingi. Atsiduodam justam ir dėl to nelaimingi tampam, nes norim viską pasimti, viską turėti. Neįmanoma taip, reiškia viską turėti. Nėra tokio žmogaus, kuris viską turėtų. O jis atsidavė Dievui. Dievui. Tai, ką mes bandome kiekvieną dieną per savo praktiką, per tarnystės praktiką, per bhakti sadhaną, reiškia, neutralizuoti materijos veikimą, atsiduoti Dievui, kad mes irgi tuo pačiu keliu nueitumėm, kad mums būtų ramu, mes būtumėm laimingi. Todėl sako viešpatis Bhakta Maharadža Parikšitas sugrįžti į aukščiausią planetą. Jie nori stebėti, kaip jisai pakils į kosmosą. Kaip leidžia raketas, reiškia, susirenka daugybė žiūrovų, vieni per televizorių žiūri, dar kažkur, reiškia, stebi kameros, labai įdomu, kaip raketa pakyla. Tai įvykis. Kaip vaikai pripučia balioną, matot, skraidą. Arba aitvarus laido, labai įdomu, kaip skraidyti. Bet kai lėktuvas prasideda, tai įdomu žiūrėti, kaip jis skrenda. O čia turi siela išėti kūną ir pakilti, įsivaizduoti, kažkas turi įvykti tokio. Tai toks atvejis retas. Ir čia Prabhupada net galė sako, reiškia, kai didis viešpatės baktas išeina iš šio pasaulio, neverta sielvartauti, nes jam lemta įžengti į Dievo karalystę. Kai mūsų žmonės artimi išeina, mes verkiam, šaukiam. Nes tas žmogus iš esmės, mes nežinom, kur išėjęs, mums gaila ir jo, ir savęs. Mes nežinom, viskas pranyko, mes nebesustiksim daugiau. Iš esmės, ką mes dabar esam su jumis, mes nebesustiksim. Mes sustiksim, bet net pažinsim. Vat kas įdomiausia, įsivaizduojat. Mes visi vieni kitus matom paskutinį kartą. Tokioj formai, va, viskas. Žmonos, vyrai, seseris, mamos, dar kažkas. Nebesustiksim. O jūs sustiksim, nepažinsim. Ar buvo jūsų žmona pirmą kartą jūsų žmona? Ar kaip tam gyvenime, ką jūs turėjote, atsimenat? Ne. Kas atsimenat, Vytenė, gal jūs atsimenat? Jūsų mama pirmą kartą, mama, ar čia kas čia jūsų? Nieko nesimenat. Mantas, gal ko nors atsimenat? Kas atsimenat? Nieko neatsimenat, įsivaizduojat.
O tam gyvenime mes turim vieną mamą ten, ar vieną, dvi, tris žmonas, 2 ar 3 vaikus, seseris, brolius, tėvus. Ir viskas, po mirties įsiskiria, į kitą gyvenimą vėl gimsti, kažkur vėl naujas tėvas, nauja mana, nauja žmona, naujas vyras, vėl nebesugaudai. Tokie debilai patampam. Visiškai. Nieko nesusigaudam, nieko nesipažįstam. Galvom, pirmą kartą gyvenam, vėl viskas iš naujo. Ir tai materialus pasaulis, kančių pasaulis, sakoma. Vėl gimsti, vėl nieko nežinai, tampi vaiku, kvailuku, tokiu lakstai, tave čiuskuoja, nešioja, supa, žindo ten dar rengia, moko vaikščiai, čia su atskinasi. O tu dar tik tai prieš porą metų buvo vyras, prezidentas gal. O čia vaikas. Vėl nebe prezidentas. Numetė kaip gyvatė kailį, vėl naujam vaidmenį. Va kaip. Tai kai miršta mūsų artimieji, mes labai pergyvenam. Bet kai miršta didis baktas, kuris eis į Dievo karalystę, nėra ko pergyventi. Gal tik prabata sako, reiškia, gal tik dėl to, kad mes daugiau tokio didelio bakto nebepamatysim. Vat vakar baktas surpo čitenė, ne pas mus viešėjo, žiūrėkit, kaip retai išvažiuoja, ne kiekvieną dieną, palaima. Atvažiuoja, papasakoja, pabūna savo švarumu. Pagėda pasidžiaugia, palaimina, apkabina, mūsų įkvėpia, atneša dvasinės energijos. Kiekvienas švarus žmogus mums duoda dvasinės energijos, tai ko reikia mūsų sielai. Jis netvežė čia, pinigų, dolerių, eurų jums nepridalino, nieko netvežė, matot, materialia prasme, bet atvežė ką? Dvasinės energijos, švarumo, tikėjimo Dievo, žinojimo atvežė, amžinybės atvežė, sat, amžinybės, čit, žinojimo. Ir anandos buvo šiek tiek mums gera. Vėl išvažiuoju, vėl lauki. Tai va dvasinio mokytojų visada lauki, svajoji, atvažiuosi, jau bus, ruošiesi, dar kur nors. Va taip va, to džiaugsmo, dvasinės energijos. Nėra tokio materialaus turto, nei pinigų, nei mašinos jokios, nei laikrodžio, nei žmonos, nei vyro, nei namo, net viso pasaulio, kas mus patenkintų. Ką mums beduotų? Mes nesijausime laimingi. Tuo metu taip, bus džiaugs, norėsis pasirodyti. Gal kokį nors laikrodį auksinį ir vaikščiotumėm, taip norėtumėm rodyti. O laikrodį turi auksinį. Nu ir kas? Kitas net nežiūrės, galvos, kažkoks blizga, dabar net skirsi, ne auksas, ne auksas, ne? Mes turėtume sakyti, auksas, čia auksinis laikrodis. Ir norėtume, tai pasidžiaugti. Nu ir kas, kad auksinis? Tai viskas praeina, matot galiausiai. Viskas dingsta. Ką turi materialiai, bet jeigu dvasinė, o tą energiją gauni, tai čia yra kažkas tokio. Va kaip yra. Ir sako, baktai paprastam žmogui pasirodo taip retai, kaip pats Dievas. Baktai, tokie tyri, kaip Maharadža Parikštas, labai retai pasirodo, kaip pats Dievas. Labai retai mes matome dabar, kaip mums Viešpats suteikia galimybę, reiškia, turėti dievybės, kiekvieną dieną lenktis, dvasinius mokytojus, sanjasius priimti, Šrimad Bhagavatam skaityti. Mes gaunam tą malonumą, bet kiti žmonės nežino apie tai. Maharadžas vakar pasakojo, įlipa į lėktuvą, visi žiūri, keistai atrodo, žinot, su lazda. Kaip senelis Šaltis, ne? Žinot, iš kur senelio Šalčio koncepcija kilo? Iš sanjasių. O senelis Šalčiai, matyt, baltai rengėsi, ne? Maišas, viskas, va. Tai čia, reiškia, knyga sanjasi anksčiau platindavo, nešiodavosi ant kupros maišą. Lazda, viskas tas pats. Reiškia, sanjasis, tai senelis Šaltis. Jis atneša dovanų kažkokių, tai va. Ir dabar visi padarė iš sanjasių, reiškia, senelis Šaltį kažkokią. Va, ir laukia naujų metų. Tai čia iš to materiali visuomenė taip iškreipia viską, įsivaizduojat, kaip kvailai. Ir čia tie išminčiai sako, mes būsime čia, kol iškilniausias Viešpaties baktas Maharadža Parikštas sugrįš į aukščiausią planetą, kurios neterešia jokios materijos nešvarybės. Dvasinė pasaulyje nėra materijos, viskas yra dvasinė. Ir kurie nėra sielvartų. Va, pagrindinė mūsų kaip vizitinė kortelė šitam pasauliu sielvartas. Va. Ir ten prabu jums teko sielvartauti. Ir nors teko. Dar prabu jums teko kada sielvartauti. Nežinau, daug kartų. Daug kartų teko. Visiems teko sielvartauti, turbūt. Ar dar prabu jums teko sielvartauti kada nors? Visiems čia teko sielvartauti. Nėra, kad taip. Mes sielvartavom, kai maži, bet tėvų būdom, įsigasdom, bijodom, šaukdom, verkdavom, pinigų, kai norėdom, paskui žaisliuko norėdom, mamos nėra, tėčio nėra, vieni palikom naktį, atsibundam, bijom, sielvartaujam. Augam, įsimylim, neatsako, nėra atsako, sielvartaujam, įsiskiriam, sielvartaujam. Žiūrėkit, dabar čia keli yra vedė, reiškia, Aurimas buvo vedė, lyg tai sielvarto neturėtų būti. Taip norėjau žmonos, turi žmonų, turėtų nesielvartauti. Bet yra kitos problemos, vėl sielvartauju. Čia pastovi, reiškia, tas sielvartas ateina, atneša, kaip banga. Tu lauki, nelauki, pakyla iš kažkur, tai ir tau duodavo tokia banga, apšlapina, kaip sakant. Tavas sielvarto materiam pasaulyje pilna.
Prabhupada atvyko į New Yorką, atsitikimas, aš atsiminimu. Reiškia, Rada Krišnos šventykla. Ir žiūri, prezidentas, žinot, pribėgo prie jo, laksto, blogai, tas blogai, tas blogai, tas blogai. Šitai viskas, blogai, taip žinot, suvelta. Prabhupada sako, stop, sėskis. Pirmiausia, atsisėdo. Prabhupada sako, įsivaizduok, reiškia, dvasinį pasaulį. Didžiulį, visą kūrinėje dvasinę. Ir ten kamputį toks, mažas kamputį dvasinio pasaulį, reiškia, debesėlis. Tam debesėlis, tas debesėlis tai materialus pasaulis, visas pasaulis. Ta materialiam pasaulis, sako, daug agonų. Agonus tai materialius planetos. Taip, visatos, reiškia, visatos. Agonus tai visatos. Mums atrodo, kad ta visata mūsų didelė. Tačiau žiūrint iš dvasinio plano, iš amžinybės, visos visatos kaip agonus, lyginamos su agonomis, grūdeliais. Jis sako, vienas mažiausias grūdelis iš tų visų agonų, tai mūsų visata pati mažiausia agona. Mūsų. Mažiausia agona, mes kur gyvenam šitoj visatoj. Ir vėl sako, jeigu tą agoną, reiškia, tam pamatysi žemė, tai agonų yra mūsų žemė, tai visatoj irgi labai mažyti, dar už agoną dar mažesnis. Sako, dar giliau leiskis, sako, pamatysi, reiškia, Ameriką, reiškia, Amerikos žemyną. Ta Amerikos žemynė, reiškia, nusileis iki New Yorko. Sako, New York'e, šventykla. O šventyklai, reiškia, visas, tu sėdi. Tai sako, tu dabar čia sėdi, tu įsivaizduoji Dievas čia, suki, reiškia, viską. Reiškia, suki, galvoju kažką čia. Įsivaizduoji, kas daro, sako, nurimk. Reiškia, o tik amžinybė. Nepsichok. Reiškia, viskas yra paprasčiau, tu nematai, tu galvoji, kad pasaulio bamba, čia tvarkai, čia kažką. Tai. Tu šis agoną. O taip Prabhupada nuramino, reiškia, viena iš prezidentų, kad taip suvoktų, kur mes randamės, reiškia, begalybė kosmosų, debesies, agonos grūdelį, dar grūdelį. Va kaip, o mes čia tokie atrodom svarbus, tokie. Tai materialiam pasaulyje, skirtingai nuo dvasinio pasaulio, kur gyvena Maharadžas Parikšitas, buvo daug nerimo. Dvasiniam pasaulyje niekas neprakeiks, čia tai gali prakeikti, va. Į dvasinę pasaulį nepasensi, nėra mirties. Kas labiausiai mūsų, sakykime, graudina, gąsdina, kad čia jau tiek darai, tiek sukuri, žiūrėkit, negali pasinaudoti. Nieko negali perkelti, nei rojinės planetas įsivežti, nesukelsi lėktuvo kaip bagažą, kai mes skrendam. Nesusidėsi čia nei namo, nei mašinos, net šeimos, nieko. Išveža be krovinio, palieki viską. Viską. Net kūną palieki, tu gali žiūrėti, žmonės, kai numiršta, daugelis, kai prisirišia prie savo kūnų, jie mato, kad kūnas guli. Nori tą kūną įlysti, nebeleidžia įlysti, uždaro visas duris. Va. Reiškia, mes turime, reiškia, Nadi kanalus. Daug sako, apie 750 000 mūsų kūno. Kūne yra energetinių kanalų, reiškia, skilučių. Išeiti. Taip kaip rėtis, reiškia, daug skilučių. Ir tie kanalai užsidaro. Mūsų kai išmeta iš to kūno, mirties akimirka. Atgal nebelysi, bandai lysti, niekur neišeina, nėra. Visas duris užsidaro, visi kanalai užsidaro. Ir atgal nebelendi, vaikščiai apie tą savo kūną, ir nebeįlendi. Nori kūno, o nebėra kūno. Įsivaizduoji, tu matai save gulint ant žemės, lovoje, dar nuskendusi vandenį, dugne, dar kažkur, susprogdinta, kartais sudraskyta. Ir tu nori lysti, neišeina. Ir labai sunku suprasti. Net žmogus iš pradžių net neatsigauna, jis nesupranta, kad jis jau miręs. Vaikšto aplink, nori lyst, bet neišeina. Kol ten atsitokį, supranti, kad tu ne kūnas, kad tau reikia toliau gyventi, kažkur eiti, susižinoti, pakliūni į tokią aplinką, kurios nepažįsti. Vienas jūsų čia kažkaip tai pakliuvo, irgi buvo iš pradžių nedrąsu, žiūrėkit, Mantas visai nesenai čia, reiškia prieš pusmetį, Modestas Prabhudas, prabuvo iš pradžių kaip nedrąsu, o jūs daug numirtumėt dabar. Net ne žmonės aplinkui būtų, būtų tokie, ten. Žinot, kokie bus būtų, priklausomai nuo sąmonės. Ir kaip gyventi? Vėl nieko nežinai. Nei kalbos, nei papročių, gyvenimas toliau tęsiasi. Tik neturi šito kūno, toliau. Nieko nepažįsti, reikia vėl iš naujo mokyti, susipažinti. Mūsų taip ir mėtų. Ir ten tik tampi sąmoningu, reiškia, aš kiek dauda eina, kad pradurniavai tą gyvenimą. Jei vėl norėsi gimti, norėsi vėl gauti kūno. Žmonės prašo, sielos pačios prašo viešpatė daug sunkesnės sąlygas. Daug kur šalta, kur karšta, tenais, kur mane muštų, skriaustų, kad aš galėčiau tobulėti. Tobulėti, kad galėčiau. Tik per sunkus mes tobulėjom. Nėra sunkumų, mes netobulėjom. Mes užsimirštam. Kodėl pusdieviai nori čia gimti?
nes ten atrofuojasi. Roninėse planetose vien malonumas. Ar vien malonumas? Vien. Sudur, ką reiškia malonumas? Kasdien. Kazino. Ruletė. Kaip pavyzdys. Šokiai, diskotekos. Ką norite daryti? Dirbti nereikia. Wow, į svečiai, viskas dieną reiškia. Baliai, kaip sakant. Ir viskai prašvilpi laiką. Va, viskas, čiū. Sako, ten, reiškia, raudona liputė, mėk, mirtis. Ir aš, palaukit kažką, viskas, miršti. Prašvilpi. Kaip diena mes irgi, kai kurie žmonės čia prašvilpia, gerai kiti kalėjimuose prasėdė visą gyvenimą, dar kažkur. Prašvilpiam, nenaudingai panaudojam. Tik po mirties suprantam, kad praėjo visas gyvenimas, reiškia, nieko nenuveikėm. Ir vėl norisi gimti, vėl prašom, leisk gimti, viešpatį leisk. Gerai, sako, gimk. Ir vėl reikia iš kūną. Ir vėl iš naujo taip sukamės, siobas. O čia gimstam vėl įsižiūrė, nieko neprisimenam, kas buvo, kaip. Ir vėl linksminamės. Tokie mes visi. Už nugaros 155 trilijonai 20 milijardų metų. Mūsų šito egzistavimo, šito visatui. Nei daug, nemažai. Matot kaip. Tai, kas yra tas dvasinis pasaulis? Matot. Čia Prabhupada aiškina. Anapus materijos kūrinijos, reiškia, už visos tos materijos kūrinijos, už visų tų materialių visatų, sako, kurią lygina su debesimi danguje, plyti paravjoma, dvasinis dangus, su begalybė planetų, vadinamomis vaikunthomis. Va. Šios planetos vaikuntkos turi skirtingus vardus. Žiūrėkit, kiek išvardinta. Parušoto maloka, ačiūta loka, Trivra loka, Hrishikesha loka, Kešava loka, Anirudha loka, Madhava loka, Pradyumna loka, Sankarshana loka, Shridharo loka, Vasudeva loka, Ajodhajo loka, Dvaraka loka. Krišnos skirtingi vardai, skirtingos nuotaikos, skirtingos savybės reiškia tuose planetose. Vaikuntkose planetose yra visų viešpaties vardų, kiek jų tik yra, reiškia pagal tas energijas, savybės planetus. Ten tas viešpats apsireiškia. Atskirai yra Ramos planeta. Viešpatės Narisimkos šitai atskira planeta, įsivaizduojate, Loka. Vamanos mažo nykštuko viešpatės, reiškia, planeta. Visų, kokių tik viešpatės šitą, visų, reiškia, Lokų. Kokios tik, reiškia, begalybė. Kadangi viešpats begalimis, tai įvairiausių tų savybių, reiškia, Lokos. Ir ten viešpats yra ta forma, to vardu reiškia forma, kaip jis atrodo, planeta. Ir priklausomai į kokią, viešpats mato toks, jis nesako medituok tik į Krišną arba į viešpatį šitą, į ką nori, ar į Narisimką. Į ką nori medituok, ir tu gali su viešpačiu to formą būti, tai planetai Lokui. Va, kas įdomiausia. Ir tu gauni tą savo patį kūną panašų į tos planetos, į tą viešpatės vardu, reiškia, kūno formą. Panašiai į tą. Va, kas įdomiausia. Viešpats atiduoda tą patį, im kūną tokį pat. Tik tu būsi savimi, ne manimi. Va. Tai labai sunku suvokti. Ir sako, egzistuoja milijonai ir kitų dvasinių lokų, kur viešpatauja Dievo asmuo. Šiuose planetose visos gyvosios esybės, visos. Tai reiškia ir smėlis, ir augalai, kurie auga, ir medžiai, ir visi gyvūnai, kurie laksto. Yra išsivadavusios sielos. Visi ten išsivadavę. Ten jau nebėra materialaus kūno. O čia mes turim stalais materialus. Ten viskas yra dvasinė. Turinčios dvasinius kūnus, kurie nieko nenusileidžia, reiškia viešpatės kūnų nieko. Ten neįmanoma susitepti materiją, nes viskas yra dvasiška. Todėl neegzistuoja sielvarto priežastis. Kodėl neegzistuoja sielvarto priežastis? Todėl, kad visi ten gyventojai, būdami čia žemė, ką įsiugdė? Tarnystės atsidavimo nuotaiką. Va, ką mes dabar darome? Tarnaut mokomės. Tai labai sunku tarnaut. Va. Udas Prabhu šveičiavo po finalį. Ar Vitenis Prabhu čia veria, reiškia, girliandą. Ten šitai Jelena Matačiai kažką daro. Čia ne šiaip savo daro, tarnauja. Tai va, tai turi tapti tą, ką mes čia darome, kitam pasauliečiui gali atrodyti, kad tai materialu. Mums tai nematerialu. Tai va, taip turi gautis, kad ką bedarytumėm čia, mums teiktų malonumą, kad būtų džiugu, kad tai mes darome. Vaišnavas, tai reiškia, vaišnavų viskas džiugu. Ar jis tualetą valo, ar jis miega, ar jis eina, ar stovi. Ką bedarytų jam malonu.
Ir su ta nuotaika mes išėjome dvasinę pasaulį, ten tas pasilieka. Įsivaizduojat kaip? Jeigu mes neįsiugdom tokios tarnystės nuotaikos, kad mes galim viską tarnauti ir kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro tarnauti, mes niekada į dvasinę pasaulį nepakliusim. Reiškia, mūsų tai netenkina, nesmagu, tai nedžiugu, netrokštam tarnauti. Ir siela, kol neįsiugdo tos savybės, kad pastoviai savo mintis, žodžius, kvapą, liežuvį, skonį, pojūčius, reiškia, protą, netiduoda viešpačiui, jinai negali pakliūti dvasinę pasaulį. Jinai pasilieka čia tenkintis pats. Mes visi čia tik dėl to dabar randamės, kad norim tenkintis kol kas. Tol, kol norėsim tenkintis, mes visą laiką būsim materialiam pasauliui. Kai norėsim tarnauti kiekvieną akimirką, negalvoti apie save, mes išeisim į dvasinį pasaulį. Labai paprasta formulė. Ir, sakoma, visa Krišnos kūrinė skirstoma į 4 sritis. Devid Hama. Pirmas sritis. Devid Hama tai ten, kur viešpautauja materiali energija, va mūsų pasaulis. Visa materiali energija, materialus kosmosas vadinamas Devid Hama. Čia gyvos būtybės ką daro? Kenčia, čia viskas laikina. Čia visos gyvos būtybių kūnai sudaryti iš 5 elementų. Eteris, oras, vanduo, žemė ir ugnis. Čia viešpatauja mirtis. O Devid Hama reiškia viešpatauja mirtis. Čia karalienė ar karalius yra mirtis. Visų gyvų būtybių. Ir pačios materijos, reiškia, visos materijos yra karalius mirtis. Čia visi miršta. Miršta, vėl gimsta, vėl auga, vėl sensta, vėl serga ir vėl miršta. Ir vėl gimsta, taip užburta. Tai Devid Hama. Mahesha Dama, antra Dhama. Už materialaus ko reiškia šitos kūrinijos prasideda Mahesha Dvara. Mahesha Dvara tai sritis anapos materialios visatos, kur driekiasi brahmadžiuotis spindurys. Tai impersonalistų ir majavadžių siekiamas tikslas. Šioje, reiškia, srityje gyvena viešpats Šiva su savo žmona, Parvati. Tai visi tie žmonės, kurie sako, kad Dievo nėra. Norim švitėjimo, norim nirvanos. Tai reiškia, nebus santykių su Dievu, su asmenybė. Jie net nežino, kad yra viešpats kaip asmenybė. Bet tai jau dvasinės sritis. Dvasinės sritis, reiškia. Haridhama, nesuskaičiuojama gausybė dvasinių planetų, skleidžiančių beritbį spindisi. Tuose buveinėse gyvena viešpats Narainas su savo atsidavusiais. Tai va Vaikuntkos planetos. Haridhama. Keturankė viešpatės Narainos forma. Viešpats Naraima, reiškia, turi 4 rankas, vienoje laiko, reiškia, čakrą, kitoje lotosą, reiškia, laiko viezdą ir laiko ką? Kriauklę. Viešpats gina atsidavusi ir įgloboja. Gina ir priima prie savęs. Viešpats Naraima. Aukso lydito šalmas. Reiškia. Ryklio formos lydyti aukskarai. Švintinis veidas. Reiškia, geltoni rūbai dhotis. Kas įdomiausia, jeigu mes čia nepriprantam, mums neįdomu nešioti dhoti, mes nepakliusim irgi dvasinę pasaulį. Dvasinę pasaulį visus gyvus būtybės su dočiais ir sarijas. Ne šiaip savo, įsivaizduojat, mes galvom paprasta čia. Čia nematerialaus pasaulio rūbas duotis. Jeigu mes neturim to skonio, pats viešpats Naraimas su duočiu. Ant jo klaklo reiškia didžiulė, reiškia girlianda. Ir viešpats reiškia savo žvilgsniu palaiko visas gyvas būtybės, reiškia. Gina jas. Viešpats Naraina. Viešpats Naraina kaip super siela gyvena kiekvienos gyvos būtybės širdyje, globoja, pasako, reiškia, saugo, išpildo kiekvieną norą. Tai Vaikuntkos planetos, reiškia, yra tiesioginis ryšys su viešpačiu Naraina. Vai reiškia be kuntka nerimas, reiškia, Vaikuntkos planetose nėra nerimo. Jeigu mes sugebėtumėm rasti ryšį su viešpačiu Naraina, mes nurimtumėm ir čia, mums būtų širdie ramu. Daugiau mums širdie neramu, kadangi nėra ryšio su viešpačiu Naraina. Nėra ryšio su super siela. Mes jungiam savo protą, va kaip paprasta. Ir toliau eina 4 buveinė, Goloka Vrindavana. Arba Krišna Loka. Tai dvasinė planeta, kur gyvena asmeniškai, reiškia Krišna. Svajam Bhagavan, aukščiausias Dievo asmuo. Su savo mylimais palidovais. Ši Goloka Vrindavana yra didesnė už visas kitas Vaikuntkos planetas ir yra absoliutaus tobulumo buveinė. Tai va pirmoji Dhamoj, Mahesha Dhamoj, reiškia, yra išreikšta viešpatės savybė Sat. Žmonės, gyvos būtybės ten pakliuvusios, reiškia, realizuoja amžinybės aspektą.
Kas pakliūna į Haridhamą, reiškia, realizuoja dar žinojimo aspektą, o kas pakliūna į Goloką Vrindavaną, tas realizuoja, reiškia, palaimos aspektą. Niekur kitur taip siela nesijaučia gerai, palaimingai, reiškia, gyva būtybė, kuri pakliūna į Goloką Vrindavanę. Pastoviai gera, pastoviai džiaugsmas. Tai sunku suvokti. Mažai mes, jeigu žinodavėm, kad ilgai gyvensim, bet jeigu nebūtų džiaugsmo, nebūtų džiaugsmo, nėra santykių. Ir kas tas ilgumas gyventi? Nėra santykių, nebendrauji. Tiek materialiam, tiek dvasiniam pasauliu, reiškia, viršūnė laimės, tai santykiai. Nelitiniai santykiai, bendravimo santykiai, tarnystės santykiai. Va kas svarbu. Ir jūs patys jaučiate turbūt dieną iš dienos, kaip smagu reiškia gyventi būti, jeigu jūs su kažkuo pabendraujat. Pabandykite tik po vieną pabūti, labai sunku bus. Neteiks jokio džiaugsmo. Nėra su kuo pagalbėti, nėra kam atverti širdies, nėra kažko net pasigirti, pasvajoti, reiškia kažką pasidėlioti kartu. Pats didžiausias džiaugsmas tai yra bendravimas. Aišku, tai nematerialus bendravimas. Materialiam pasaulyje šitas bendravimas dažniausiai surištas su to, kad mes visi norim vienas iš kito pasitenkinti. Jeigu mūsų santykiuose atvyrauja aistros, reiškia, energija arba neišmanimo, kai mes norim tenkintis kito žmogaus sąskaitą, mes nejausim džiaugsmo. Ir kitą žmogų irgi nuliūdysim, kitas žmogus. Kodėl žmonės nenori dabar vienas su kitu bendrauti? Labai paprasta, kadangi jis jaučia, kad jie apvoks. Ne pinigus. Pavoks laiką, pavoks energiją. Prikalbės nesąmonę, užterš, reiškia. Žiūrėkit, kaip mums ne su visais galim bendrauti. Neteikia daugelis žmonių mums džiaugsmo. Kodėl? Kadangi tuščia. Jis problemos. O aš vakar sėdėjau Vilniuje ir buvo konsultacija. Nežinau, gal 6-7 žmonės atėjo. Atneša tik tai šiukšlės. Jų dovanas tai šiukšlės. Tik problemos, kančios, savižudybės, pykčiai, reiškia, skyrybos, ligos. Dar nieko nenoriu, niekas neišeina, nieko nemyliu, manęs nemyli, dar kas. Ateina tik su šiukšlėmis. Žmonės sugadinti. Kodėl taip ateina? Tu tik patys irgi nieko neduoda. Kaip tu duosi, kaip tu užsitrėši, kadangi pats šiukšlinė sėdė, su savo tos mintimis, su savo norais. Atneša šiukšlės ir tu turi priimti tas šiukšlės. Savartinas. Tampi savartinu atveži, jeigu žmogų išklausai, reiškia, jis supylė į tave šiukšlės. Jam sako, geriau, biškai su jumis pašnekėjau. Kodėl geriau? Kadangi man paliko šiukšlės. Jis pasitraukė, išvažiavo, reiškia, vėl šiukšlių rinkti. Jis sako, nesiseka dar, kur nors, sako, atverk širdį. O, tai neteksiu energijos šitai, čia pasidalysiu, pašnekėsiu, reiškia, kažkas atims iš manęs, vampiriauja. Žmogus, kuris sako, kad iš manęs vampiriauja, reiškia, dar kažkas, tai jis pats, reiškia, vampiriauja timiniai, iš kitur pats nešvarus, galvoja apie save. Bet jeigu atveri širdį, viešpats sudegina visas šiukšles. Viešpats tai didžiulė katilinė. Atominė elektrinė, kur sudega viskas. Va. Tai mes turim išmokti bendrauti. Mes turim suprasti, kad jeigu atveri širdį, tai viešpats duos tiek meilės, duos tiek energijos, kad jos užteks ir dar 100 žmonių ir 1000 žmonių. Prabhupada, žiūrėkit, jis paliko, sakoma, apie 10 000 mokinių. Kiek reiškia galėjo priimti silų, kiek dabar Prabhupada palaiko milijonus baktų. Prabhupada, nes mes apie kiekvieną dieną apie jį šnekam. Kaip jį šnekam, kai darom jamaratį, jis irgi vėl priima iš mūsų šiukšlės, iš mūsų pačių, nes mes užteršti. Vienas Prabhupada palaiko visą šitą visatą. Vienas Prabhupada. Va, kokie dydžius. Tai mes turim mokytis, reiškia, skleisti ir turėti savo širdį, reiškia, tą atsidavimo nuotaiką, dalintis tomis, reiškia, tą meilę, kurią mes gauname iš Prabhupados. Dvasinis pasaulis sudaro 3/4 visos reiškinijos. 3/4. Tik 1/4 sudaro materiali reiškinija. To nereikia suprasti kiekybiškai. Materialus pasaulis kiekybiškai yra mažytis, užterštos sąmonės debesėlis begalinėme dvasinėme danguje. Va. Reiškia, materialus visas pasaulis, ne tik mūsų žemė, ne tik mūsų visata, bendrai, materiali kūrinė, yra debesėlis užterštas. Tai va, visa materija užteršta. 1/4 reiškia, kad iš visų Krišnos energijų, materiali energija, Maja Šakti yra tik viena. Kitos energijos, Samvit, Sanchen ir Chladin yra dvasinės. Jos visus turi savo įtakos, reiškia, sritis Krišnos kūrinyje. Ten yra tos sritis kūrinyje. Tai va, Devidhamai, materialiam pasaulyje, kur mes gyvename šitą pasaulyje. Ne dabar, ne čia žemėje, ne Europoje, kaip mes įsivaizduojame, ne Lietuvoje, o bendrai. Visoje Dhamai. Dhama tai iš vieta. Visa materiali kūrinėje. O tie, reiškia, 1/4 visos kūrinijos. Vyrauja. Materialios aistros. Materialios.
Mes norim pastoviai daiktų. Daiktų ir žmonių, kad galėtumėm tenkintis. Pastoviai, aistra. Nori suvalgyti, nori išgerti, nori nuvažiuoti, nori pasiimti, nori turėti, noriukai. Žinokit, kaip mūsų vaikai nervina, jeigu kažkas turi pastoviai kažko nori. Nori šuniuko, nori kačiuko, nori važiuoti, ledo, masinėlės, ant lankų paimti, dar kažkur. Norimas prabaukino, dužyti jau. Nuo jo gal buvo iškart, nenorėjo gal to. Visko. Norėjau kačiuko, nepastoviai. Kažko dar, nervina tėvai kartais muša, sako, užteks, kiek tu gali norėti. Būk namuose, dar kažkur. Va. O mes pastoviai irgi taip zyziam. Nori telefono, nori padėties, nori žmonos, nori išgerti, nori parūkyti, nori dar kažką, nori pinigų, nori džipo, nori dar, nori. Bet mums niekas neduoda per galvą. Sakytų, kiek tu gali norėti. Mums atrodo, čia normalu. Nors, jeigu koks išminčius girdėtų, sakytų, kad tu čia durnių nori pastoviai, ką tau neužtenka turi. Vaikams tai mes taip neduodam, o mes irgi taip siekiam. Bet kai negaunam, mes ką kankinamės, ojei, kažkas gyveno, man išeina. O, kaip yra? Tai čia vyrauja tokia energija, reikia suprasti, kad jinai viešpatauja, aistra, mes, norim, nenorim, ją pakliūnam. Ir tai jinai užteršia. Čia vyrauja dorybė. Kažkas sako, aš geras, aš nevoksiu, dar kažkas, va taip va. Man kiek turiu, tiek užtenka, tokia energija. Ir čia vyrauja neišmanimo. Man nieko nereikia, atsikniskit. Nieko nenori, gyventi nenori, nieko nenori. Neišmanimas pat. Materialus pasaulis susideda iš nesuskaičiuojamos gausybės visato brahmandų, kurių kiekviena turi savo brahmą, visatos kūrėją. Mūsų visata, vedų teigimu, yra pati mažiausia. Va. Tai šitoj materialio kūrinyje yra vien visatų. Pilna. Mūsų mažiausia, mūsų brahma su 4 galvom. O kaip žinot, yra su milijonais galvų. Sunku galvoti, čia iš mūsų pečių išlystų daug galvų. Žinot, daug galvų ir kiekvienas savo šnekėtų. Liau. Mes čia kartu nesusišnekom, tam kiekviena galva turi suderinti savo veiksmus. Suduot, kas būtų. Nesuokia protas, ne? Va. Mahesha Dhamoje, dvasinėme spindesyje, kuriame nėra jokių dvasinių objektų, vyrauja sat, amžinybės aspektas, kurį sukuria Krišnos Tankhinį šaktį egzistencijos gale. Tai va, ten nėra formų. Tai yra sąmonė. Sakoma, švari sąmonė. Sau kaip žvakės liepsna dega. Ten lemputė. Jokio bendravimo. Tiesiog šviesa. Taip šviesuojasi brakmadžiuoti ir dar pats esi susta. Supranti, kad nemirsi, jau gyveni. Sau gyveni vienas, atsijungęs. Haridhamoje, Vaikuntos pasauliuose, planetose, kur nėra kančios, vyrauja čit žinojimo aspektas, kurį sukuria viešpatės Samvit Šakti, žinojimo suvokimo gale. Čia gyvenančios išvaduotos sielos suvokia savo tikrai padėtį ir savo santykį su aukščiausiu. Va. Jeigu, reiškia, Mahesha Dhamoje, tai nesuvokia gyvos būtybės apie jokį dievą. Jūs galvoja pačios, mes laisvus, mūsų čia gera. Tai Hari Dhamoje jau tu turi santykių su Dievu. Supranti, kad va ten, reiškia, Vaikuntka šitą viešpatį Narainą reikia gerbti, jam tarnauti. Supranti. Ir galiausiai, Galoka Vrindavanėje, Krišnos asmeninėje planetoje, reiškia, vyrauja Nanda, palaimos aspektas, kurį sukuria viešpatės Krišnos chladinė šakti malonumo gale. Va, ten jau gera, nes yra santykiai. Krišna pats mylimiausias. Ir jis sugeba, reiškia, taip užburtas sielas, kad kiekvienas asmeniškai turi santykių su Dievu. Ir Vaikuntko prašymus, reiškia, pateikė Čaitanė Čaritamrita. Madhya, reiškia, Liloje, sakoma, 21 skyriuje. Ten yra citata iš viešpatės Čaitanijos pokalbio. Viešpat Čaitanė sako: visos transcendentinės viešpatės formos yra išsidėsčiusios dvasinėme pasaulyje. Jos valdo dvasinės buveinės planetas, tačiau niekas negali suskaičiuoti, kiek yra šių planetų. Dvasių, niekas. Kiekvienos Vaikuntka planetos dydis, reiškia Vaikuntos planetos, ten daug planetų, aprašomas kaip 8 mylios padaugintos iš 100. Toks dydis. Po to iš 1000 dar reikia dauginti, po to iš 10 000 tą patį dauginti, paskui iš 100 000 ir dar 10 milijonų.
Kitaip tariant, kiekviena Vaikuntos planeta yra virš mūsų materialių įsivaizdavimų išmatavimų. Nesuskaičiuosim dydžių. Matot? Čia dauginį. Matematikai galėtų dauginti, žiūrėkit. 8 padauginti iš 100. Paskui tą dauginį iš 1000, iš 10 000, paskui 100 000, dar iš 10 milijonų. Viskas. Ir baigėsi mūsų suvokimas. Kiekviena Vaikuntos planeta yra labai didelė. Ten. Kiekviena. Ir kiekviena sudaryta iš dvasinės palaimos. Įsivaizduot, visoje planetui vyrauja dvasinė palaima. Jeigu mūsų planetui čia vyrauja neišmanimas, nieko nenori, o tai ateina tokios akimirkos, nieko nesinori, bjauri mes reiškia, užėmė pas mus kas neišmanimas. Tamagūna, o tamagūna greuna sveikatą, protą, viską reiškia, mes nenorim gyventi net. Jeigu tamagūna užima mūsų protą, tokia energija čia vyrauja. Jeigu aistra čia mūsų užima žemė, tai norim varyti kažkur, pastoviai nenusėdam. Irgi neramu, pavargsi. Nepastengi. Jeigu dorybė, tai čia tada žmogus sako, ai gerai, čia viskas gerai, bet vis tiek ateis mirtis. Va. Geriausiai vis tiek ateis, koks tu doras bebūtum, vis tiek ateis mirtis. Tu vis tiek galvoji apie save. Net jeigu apie kitus galvoji, kad ten prikursiu ligonės, dar konas vis tiek, pats tenkinėsi. Tai dvasinė pasaulio, matau, taip nėra. Viskas ten kitaip. Ir visi gyventojai Vaikuntos planetose, sako, yra aukščiausio viešpaties palydovai. Ką reiškia palydovai? Viską eina paskui viešpatį, paskui su juo būna. Mėgaujasi to pačiu, ką viešpats mėgaujasi, reiškia. Jie visi, reiškia, turi visi turtus prilygstančius viešpačiui. Tokia yra padėtis. Viską, ko naudojasi viešpats, jis duoda naudotis ir gyvai būtybė, reiškia, gyvai. Sako, kadangi visos Vaikuntos planetos yra tam tikrose dvasinio dangaus vietose, kasgi gali išmatuoti dvasinio dangų? Niekas. Begalinis. Dvasinio dangaus pavidalas lyginamas su lotoso gėle. Pats aukščiausias šios gėlės taškas yra vadinamas vainiku ir jame paties vainikus, reiškia, kai gėlė susidarė, matot, lapelį išeina. Ir ten kur vainikas yra Krišnos buveinė. Šios lotoso gėlės žiedlapiai susideda iš daugybės Vaikuntos planetų. Va. Mes gal rytoj paskaitysim. Tai čia dabar, šitoj šlokai, kur eina Šrimad Bhagavatam apie Maharadžą Parikšitą, tai jis ruošiasi išeiti į Goloką Vrindavuną, į pačią aukščiausią dvasinę planetą ir turėti asmeninių santykių su Dievu. Jis ruošiasi susitikti su Dievu. Tai yra labai reta. Šventraščiai sako, po daugybės atsidavimo gyvenimo, jeigu mes net atsiduosim, vis tiek tai viskas priklauso asmeniškai nuo Krišnos. Jis pasiims mūsų į Goloką Vrindavuną ar nepasiims. Mes negalim pasiskirti. Bet aš galvoju, tarnauju. Niekas neaišku. Mums čia tik atrodo. O iš dvasinės pusės žiūrint visiškai neaišku. Ar viešpats paims, ar neims, čia jo valia. Kaip ir jūs, jeigu jūs darbdavys, sakykime, esate arba turit savo nuosavybę, namą, jūs galite įleisti svečią arba neįleisti, nuo jūsų priklauso. Priimti darbuotojų darbą ar nepriimti. Jūs viešpats esate sąlyginai. Taip ir Dievas, jis gali priimti, nepriimti. Čia jo valia nieko nepasakys. Žmogus negali apkaltinti kažkokio tai, reiškia, kokio fabriko, kad jį ten nepriėmė. Ten administracijos darbuotojas pasiėmė, sakys, netinki per seną specialybę, nepriimu, eik kažkur toliau. Taip ir dvasinį pasaulį. Mums gali atrodyti, kad aš geras, bet ten gali nepriimti. Bet dar reikia žinoti apie tą dvasinį pasaulį, dar reikia norėti, dar reikia eiti tenais, belstis. Va kaip ir. Tačiau Kristus sako, belsk ir bus atidaryti. Va kaip įdomiai. Tai šiandien mes bent jau sužinojom, kad išminčiai, reiškia ryšiai, atėjo palydėti Maharadžą Parikšitą, jie nori pažiūrėti, kaip jis atsidurs dvasiniam pasaulyje. Kaip jis ten atsidurs, mes paskaitysime sekantį kartą. Hare Krishna. Kokių turit klausimų, prašau? Minėjote, kad, kaip pas jūs ateina pacientai, iš esmės, jie kaip šiukšlės, kaip jūs į sąvartyną sumeta. O kaip jūs pats įsivalote šiukšlės? Vis tiek sėdit, skaitot lekcijas, viską puikiai suprantat, žvalus esat. Kaip jūs tą sąmonę šiukšlės? Nelina, mato, aš manau, drabužius kalbė, va, kai aš nusivelku šitai, atiduodu, jinai įskalbė, jau, mato, šitai padžiauna, išlygina, taip ir išvalo mane. O kaip mes kas drabužius kalbėm? Aš pats neskalbė, matot, juos išplaunam. Aš suprantu, kad, matot, čia yra mano tradicijos forma. Taip kaip jūs verdat košę, ar jūs ką nors tikitės? Jūs norit patenkinti atsidavusius, ne? Ar jūs tikit, kad čia davė jums pinigų duos? Dar gali sakyti, kad neskani dar košė, ne?
Tai aš tas pats, sėdžiu, aš irgi taip tokia forma tarnystės. Aš tiesiog tarnauju. Aš suprantu, kad aš ne visiems galiu atsakyti, kad kvalifikacijos neužtenka, arba ten širdies gilumo, reiškia pas mane. Aš nesu tiek švarus, matot. Jeigu esi absoliučiai švarus, tai gali kiekvieną žmogų patenkinti. Jį gali atgaivinti, kaip Kristus Lozorių atgaivino, ne? Nes Kristus absoliučiai švarus. Kiek aš prasivalęs dvasiškai, tiek aš galiu padėti. O dabar atidinėja viena, sakykime, į mano paskaitas moteris, jinai jau turi mergaitę, laukęs ir jinai nenori gyventi. Iš vis nori mirti, nori nusižudyti. Duot kaip sunku, ir aš ko tik ten neieškau. Iširdį ir galvoju prasuku, ką ten rasti variantą, kaip padėti. Žinot, kaip sunku, esi tuščias, gal nerandi, jau viską išbandėjai, nerandi, kaip jai padėti, kaip jinai, kad jinai jau dabar žudo kūdikį, reiškia, nes jinai nenori gyventi, nori mirti. Tai viena išeitį, sakau, atvat šiandien, tegu eina pas tave jogą, gal tu kvėpavimą, reiškia, pranajamas pasodins ją, kad jinai kvėpuotų, gal jinai asaną kažkokią tegu daro, nebėra ką daryti, nebeužtenka jau, reiškia, nieko nebeturi, gali tik melstis už ją. Bet jeigu būtum visiškai švarus, tai kaip ten, tark žodį ir ten viskas, žmogus agis, suprant kaip. Tai aš suprantu, kad čia mano tik tarnystė, aš pats nieko negaliu. Tačiau viešpaties malonė, kad aš galiu kažkam padėti, kad kažkas man tas šiukšles palieka. Ir aš tas šiukšles atiduodu viešpačiui. Aišku, aš nežinau, kiek man jie lieka, aišku, būna, kad ir jauti, kad kažkaip tave paveikia, ten kažkur tai nusėda tos nuosėdos. Žinot, čia kaip filtras, kažkas matyti nesudega, aišku. Kartais ateina ir ligos, dar kažkas, taip, nesudegini 100%. Nes gal kažkaip pagalvojai, kažką sumastėjai tokio. Nebuvo tyras, reiškia, neišklausai to žmogaus ir tos nuosėdos palieka. Tai veikia, aišku. Trumpinį gyvenimą greičiau žylė. Pažiūrėkite dvasinius mokytus. Kai kurie jų visai jauni, o jau pražylė. Viskas reiškia absoliučiai. Kartais sunkiai eina, kartais susirga. Kodėl? Kadangi jie prisiema viską. Prisiema savo mokinių karmą, prisiema tų žmonių, kuriuos išklauso. Visas nesąmonės šiukšles. Va kaip yra, ne taip paprasta. Tai čia tarnystė tiesiog, čia mano dharma šiuo metu ir tiek. O taip viskas nuo viešpatės priklauso, ne nuo manęs. Jisai sudegina arba palieka viską viduje. Tu čia esi tik tarpininkas, niekas. Kas dar? Prašau. Jūs sakėte, ten dvasinėse planetose jie, baliavoja, ar ne taip žinai? Ne dvasinėse, rojinėse. Rojinėse planetose, jie tam baliavoja. Ir tokį gyvenimą nugyvenusios sielos, ar jos krenta, ir jeigu krenta, tai kur ir kokius kūnus gauna? Matot, rojinių planetų yra be galo daug. Yra visi lygmenys, 7 planetinės sistemos su virš Žemės. Tai nereiškia, kad čia mūsų Žemė dar virš jos viena planeta, dar, kad 7 tik tai ne, va. Į visas pusės, lygmo. Sąmoningumo tas lygmo, žinot, kol į kitą perina lygmenį. Jų begalybė. Į dangų pasižiūrėkit naktį. Matėt kiek planetų. Tai kiek žvaigždės, tai ten žmogus iki 4 ryškumo žvaigždės gali matyti. Yra labai ryškios žvaigždės, kur labai ryškiai. Kitos dar, iki 5 ar iki 6, nežinau, nepamenu, kažkur skaičiau. O yra dar ten gylyje, kur mes nematom. Ten miriadai, ten vien paukščių tokie miriadai, sako žvaigždžių, ne? Žmonės grupuoja, matėt. Žvaigždės sudaro kažkokį didieji grįžulio ratai, dar kur nors, tai ten aplipę dar yra žvaigždėlių, taip susiformavę objektai, kaip miestai atskiri. Tai reiškia įvairūs lygmenys, tai va tie, kas būna, kai ten miršta, reiškia gyva būtybė, priklausoma ir kiek turėjo savo atsargų iš praeitų gyvenimų. Į rojinės planetas gali pakliūti, jeigu labai kažkam darai kažką gerą. Va čia kažkas aukoja, labdarą išgelbsti, kažką daug, reiškia labai doras. Doras labai turi būti. Tada tu vukt, tenais pakliūni. Ir ten gyvensi gal 10 000 metų, 100 000, milijoną, milijardą. Pasibaigia, gali kristi žemesnė planetinė sistema. Jeigu visiškai išdeginai, nieko gero nepadarai, gali kristi žemę. Sako, krenta reiškia. Žemiausiai gali nukristi iš rojinių planetų. Čia žemė. Į žemę. Jo. Jis vis tiek nepridarys to, kad kristų į pragarą, suprantat kaip. Va. Nes ten jis džiūgauja, kaip sakant, tokių nusikaltimų nepadaro. Mes pramenam, kaip skaitėm Šrimad Bhagavatam, Bhishma. Bhishma buvo pusdievių. Vienas iš, reiškia, vajų, reiškia, dievų, vėjų. Jis pavogė kieno, va šitos karvės su broliais. Rojinės planetos irgi pavogė. 7, kiek jų broliai, 7. Pavogė karvį ir atidavė vienai žemės princesijai. Šitai, nes jinai norėjo karvę turėti. Ir atėjo kas, va škit, kad atrodo, sako, kur mano karvė? Kur karvė? Aha, pavogė, jis įėjo meditaciją, o kadangi švarus pamatė, kaip broliai vagė karvę. Ir jis pasakė, eisit į žemę, reiškia, būsit prakeikti. Ir tas broliai puolė po kojomis, sako, pasigailėk.
Gerai, jūsų pasigailė, jūs tik žemėje gimsit, Ganga tai pagimdė, reiškia, Šantanu. Pamenat, Šantanu, reiškia, imperatorius buvo šitam Hastinapūrė, Bišmos kaip ir tėvas. Ir Ganga jos žudė. Jis sakė vyrui, tu kai pamatysi, kad aš žudau vaikus, tu jų neliesk. Reiškia, tu neturi net žodžio pasakyti, kad aš žudau. Matot, mes žemiško proto matome žudo vaikus, matom, nužudo. O jų buvo prakeiksmas toks, kad jie tik gims žemė ir atgal sugrįš į Rojanės planetas. Ganga, kadangi jinai gyvena ir dvasinė pasaulio Rojanės planetas, jinai pagimdė, jinai tuos vaikus nuskandino, upėje nužudė. O Šantano žemiškas sąmonės mato vaikus sūnų žudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojai, ką tu darai? O tu sako, ką tu supranti, kas yra gimimas mirtis. Tau atrodo, kad žudau, o jos iš tikrųjų sugrąžino atgal, kad pusdieviais būtų. O Bišma buvo kaip prakeiktas, kad tu gyvensi žemėje. Ir Bišma išgyveno 900 metų. Matot? Tai čia, ar jam malonumas ar ne? Ne, kančia savotiškai. Nes čia, o jis būtų iškart nužudėjęs, bet nes nemiršti, tik išeini iš to kūno. Atleidžia. Kūnas kas yra? Karstas. Mes karste, aš vakar paskaitą Vilnių skaičiau apie askezes. Tai aš aiškinu, čia kaip matrioškos. Čia tas kūnas didelis karstas įkiša mus į proto kūną. Proto kūne dar įkiša į intelekto kūną. Ten įkiša į netikrą ego. O po netikro ego reiškia mes 4 karstuose. Paskui jau kaip 5 karste esi siela. Mums reikia iš to išeiti. Tai va tai ten, kai prisidarai, krenti čia kažkur net. Prašau. O kaip pavyzdys, jeigu buvai žemėje ir buvai labai dorybingas baktas, bet tavęs dar nepasiėmė į dvasinį pasaulį, tai kur kitą gyvenimą pateikti? Galite ir aukštesnis planetinės, galite žemėje į Vaišnavus, reiškia, šeimą gimti. Sakoma, dorybingi, reiškia, Vaišnavai gimsta arba atsidavusių šeimose, arba turtingų tėvų šeimose. Matot, Harisonas, Lenos, jie negimė, reiškia, baktų šeimose, tačiau gimė, kaip ir turtingų šeimose, jie susikūrė tą turtus. Buvo patys turtingiausi. Ir jie reiškia, sutiko Prabhupadą. Ir jie gavo tokį skonį, reiškia, švento vardo, kad net, garantuotai, jie turbūt irgi sugrįžo dvasinį pasaulį. Nes Lenoną, kai nušovė, žudikas, pamatot, nušovė vienas iš žudikų nušovė Kennedy, o paskui kitas, reiškia, pamėgdžiodamas nušovė Lenoną. Ir jis gavo iki gyvenimo pabaigos, reiškia, bausmę atlikti, reiškia, kalėjime. Ten po 10 metų, kai atlieka, ateina, reiškia, komisija ir klausė, kad tave išleis, sprendžia dar, pakeis gyvenimo sąlygos, kad jis papasakotų apie mirties aplinkybės, kaip jis ten nušovė, kad jis atvertų širdis, po 10 metų neatsiskleidė nieko. Tačiau, kai atėjo po 20 metų, dar po 10, jis pasakė, sako, kad Lenonas, kai atgulėjo, jis matė, iššovė, reiškia, kaip ir palikinėjo kūną, jis kartuoja, sako, Hare Krishna Maha mantrą. Lenonas. Harisonas, tai jisai atvirai, Šimad Bhagavatam visur yra jo citatas, jis matė, Prabhupada davė jam pasirašytis, Prabhupada atidavė visą šventyklą, Bhaktivinoda dar, man ten teko būti, visą dvarą. Lenonas ne, jisai daugiau, reiškia, žmoną turėjo. Joko, ne, Japonija vienas buvo, nesenai, man atrodo, paliko kūną. Tai va, jisai, reiškia, tas žudikas pasakė, kad Lenonas, tiek jisai grodavo, tiek jis tik atsiminė, nors ir gyveno materialiai, kad gyvenimo pabaigoje kartuoju Hare Krishna. O kartuoju Hare Krishna mirties akimirką, reiškia, jis pasakė komisijai, po 20 metų grįžti į dvasinį pasaulį, prisimeni Krishną. Tai ne taip paprasta, ir tuo pačiu metu, kaip Krishna apdovanoja. Duoda ir turtus, duoda viską. Tie, kurie garbina, reiškia, aukščiausią Dievo asmenį, atsimena mantrą. Žiūrėjau klausimą. Hare Krishna, sakote, kad materialūs norai yra nesibaigiantys ir teikia tik kančias, bet ir dvasiniai norai siekia tikslai, kurie taip pat vis auga ir didėja, o kai neįsipildo, tai ar žmogus turėtų nenusiminti, nesikankinti? Dvasiniai norai, matot, aišku, kankina sielą, dvasiniai norai, jeigu dvasinės kančios irgi yra. Šrila Rupa Gosvamis Atsinau nektarė prašo, mes galėtum pacituoti apie dvasinės kančias. Mes žinom, kaip pergyveno gopės, kai
Krūra, reiškia, išvežė Krišną iš Vrindanos, kai Kamsa pasakė, kad atvežti ir kad jis galėtų susikauti, reiškia, su 2 imtynininkais Balaramai Krišną. Tai ten Vrindanas šit neišprotėjo, jis daug išveža Krišną. Viskas. Tai yra beprotybė, arba kaip viešpats Rama iš Ajotkos buvo išvytas. Sako, visą Ajotką jo paskui įsivaizduot, ką reiškia dabar merą Matijošaitį kažkas išvyto, iš Kauno reitų, visas Kaunas paskui, mes važiuotumėm, šunis, katė žmonės pasiima arkliai, čia visi gyvūnai paukščiai paskui skrenda, medžiai šakas nuleidžia, saulė pritemo, vėjas nutilo, viskas, reiškia, sausra, absoliučiai, visi jau galvas nuleidė kaip paskutinį kelionę, tai ne, čia sunku suvokti, visi gyventojai, viskas, kaip saulė traukėsi, supranti, kad laimė iš tavęs traukėsi, išeina kažkas, visi mylėjo, nes Dievas išeina. Niekas net nesuvokia, kad čia Dievas. Labai Dievas, kai ateina, mažai kas suvokia, kad čia Dievas. Tačiau supranti, kad su juo gera. Taip kaip mes išeinam palydėti dvasinį mokytoją, kad ir vakar išėjom, Bhakti Svarų palydėti. Tai mes dar tiek nerealizavę save, jis realizavęs. Bet ten eina visi galvos nuleidė, nes supranti, kad daugiau nepamatysi. Va kaip. Tai va yra dvasinis irgi, dvasinės kančios. Ir dabar, kai moteris klausia, čia moteris ar vyras, nežinau, reiškia, tai yra, kai nesipildo. Bet čia tos dvasinės, žinot, jos gali būti su protu mūsų permaišytos. Reikia atskirti, ar čia dvasinė kančia, ar čia nedvasinė kančia. Dvasinė kančia tai reiškia ilgesys Krišna, jeigu aš tik jau realizuoju, kad noriu Krišnos. Pas mane vakar į konsultaciją buvo viena atėjusi matančią mergaitę. Tai jos toks gylis. Tiek jinai Krišna, tiek Krišna. Jinai 2 savaitės, sakė, nevalgė. Tų keturiškimą, toks gylis. Reiškia Krišna. Viskas. Ten sėdė, žinot, kai klausaisi, tiek įkvėpia. Nes čia realizacijos, išgyvenimai gylis, jinai jaučia Krišnos, nėra man čia viskas, Krišna. Ir tai nėra, kad žmogus išprotėjęs, tai yra dirbantis žmogus, jaunas, bet tiek realizuoja, tiek tą jaučia subtilumą, supranta, prie tos Krišnos prieitė. Čia gali varyti 10 metų, 20, Hari Krišna. Jie nieko, širdis neverkia, o ten verkia širdis. Suduot kaip tyra širdis, nesutreštas žmogus. Pabūni prie to paprasto žmogaus. Bet tokios realizacijos. Tai yra dvasinios kančios. Supranti, kad čia beprasmiška tėvai, namai, vaikai, dar kažkas, va čia, labai sunku. Tyrai sielai čia būti. Bet taip valosi, taip ilgesys. Paskui Krišna pasiema. Tai mes apsivalom nuo materijos. Tas nieko nebenori čia daugiau. Nebenori, tau neteikia džiaugsmo. Mes supraskim, kad ta materija yra didžiulė apgaulė. Jinai tokia iliuzija sukuria, kad dar biški, rytoj pradėsiu kartuoti, rytoj geresnis būsiu, šiandien biški parūkysiu, pagersiu, padurniuosiu, pamiegosiu, televizorių pažiūrėsiu, naisiu biški paukti, rytoj jau nieko nedarysiu, rytoj jau būsiu geras. Ir tai mus įvilka, supurvina, o taip valioja mus čia. Ir mes susipurviname, paskui, nebeišeis šitą gyvenimą viskas. Ateina daugybė žmonių, kai sako, nieko neišeis, nesigauna, kitą gyvenimą kada nors. O iš kur tu žinai, kad kitą pradėsi? Va kaip. Kas dar? Prašau. Dėl drabužių norėjau dar paklausti. Aš apie save kalbu. Aš apsirengu vaišnavo drabužiais tada, kada jaučiu kažkokį dvasinį pakilimą natūralų, vidinį širdies tokį turi troškimą. Ir tada tai padarai. Kartais tiesiog nebūna to troškimo ir tada nesirengi tais drabužiais. Ar teisingas čia toks poelgis, ar neteisingas, nes aš nenoriu vaidinti, arba apsimetinėti, arba nenuoširdžiai ko nors daryti. Teatro kažkokio. Teatro nereikia, matot. Čia kaip, tas nevalgykit. Valgyt, tai valgot. Tai matot, šitas pats ir su drabužiais, reiškia, jūs nesivalot. Drabužiai pradeda valytis, geriau suprasti, atskleidžia, suprantat. Atjungia nuo tos materijos. Čia viena priemonė žengt dar žingsnį. Viskas, tylaką užsidėti. Ačiū man padaryti, reiškia. Prasadą suvalgyti, drabužį apsirengti. Čia padeda, jūs pastumė, suprant, dar vienas žingsnelis. Net jeigu nėra skonio, net nieko nėra, tiesiog yra taisyklės. Dėl to yra sadhana bhakti, kad laikantis taisyklių priartėjai. Aš taip jaučiu, dar gal prieš kokius 4-5 metus, kad aš radiją įsijungdavau, kai važiuodavau muzikos. Bet biškai, reiškia, sėdėdavau su kažko, su kažko važiuodavau, vis dvasinė. Dabar net noro nekyla niekada, kad kokią radiją įsikint martelę. Apvalė. Tau net viskas nebeįdomu, ten tos vibracijos, žirškia kažkas kažkokiam fizikas. Nes pabuvau šalia, kurie mėgo dvasinę muziką, įsivaizduojate, viskas, mane tai apvalė. Ir dabar net kyla klausimų. Jūs matote, aš vis dažniau su šitais rūbais. Aš be jų nebegaliu, jau man
Reikėjo kur čia kažkino vestuvės važiuoti, sako, su kostiumu, kad aš jų neturiu. Nebatų tokių neturiu. Iš vis nieko, dabar liko beveik šlepetės vien tik tai, iš visų batų beveik. Iš Indijos nusipirkau už eurą šlepetės vienas, vis nieko nebeturiu. Ir nieko nebereikia, o kas įdomu, tai paprasta. Aš važiuoju į pasaulinės paskaitas, pažiūrėkit, kaip aš ten važiuoju. Paprastai, nes net tas neveikia visai, suprantat, veikia širdis. Tai va taip ir taip. Jūs gaunat kaip viešpatės pagalba, valo tas duotis. Suprantat kaip? Nu, pabandykit. Kitur nereikia, kol jūs jums dar gėda, mes turim užaugti, kam reikia įsitemti. Bet jūs būkit vaišnavo terpė, nors su duočiu. Ir bus geriau. Kas dar? Prašau. Kaip tam žmonėm, kurie dirba, žiūri palikusius žmonės kūrusius, morgę ar ten ligoninėse? Tai skaitosi, mato, tie, kurie dirba žmonės, morgė, dar kažkur, tai visais laikais tai buvo, reiškia, atstumtieji, nešvarus, reiškia. Jų niekur neįleisdavo, niekur su jais niekas nebendraudavo, nes jie skaitosi susiteršė. Reiškia, būdavo už kastų, reiškia, žemiausiai kastą. Bet čia tai būdavo, kadangi tie žmonės nebūdavo vaišnavai. Jeigu jūs atsiduodat, reiškia, Krišna esat vaišnavas, nėra skirtumo, kažkas tai turi laidus, kažkas deginti. Čia nuo žmogaus sąmonės priklauso. Žinot, kiek jis susiteršia. Čia gali į ten nebūnant susiteršia, dabar visi susiteršia, eina kazino lošia, vagia, žudo, rūko geria, plėšia, dar komas. Čia kaip šeimoje mes skiriamės. Tai gali ten žmogus, jis atlieka pareigą, dharmą, tai kažkas tai turi atlikti. Kažkas turi laidoti, kažkas turi operuoti, kažkas turi dar kažką daryti. Čia priklauso nuo žmogaus sąmonė, kaip jis gyvena, apie ką mąsto. Aš galiu būti prezidentas, bet aš galvosiu, reiškia, kaip čia ką blogo, kaip kariauti, kažką pridaryti, pavogti, suprantat. O jis gali ten daryti, jis atliks tik pareigą, jis bus švaresnis už mane. Nuo mano norų, apie ką aš nuo sąmoningumo priklauso. Tai aišku veikia. Žinot, bet vėl priklauso, apie ką aš mąstau. Yra, aš dar vaikystėje girdėjau, reiškia, tie, kurie, čia būna atvejai visur, suprantat, kaip ten dantis išlupa kažkokius auksinius, dar kažką nurenka, suprantat, kaip. Bet čia prieš porą metų buvo, Klaipėdoj palaido, reiškia, vieną žmogų, reiškia, tai naktį iškasė grandinėlę nuo kaklų nuėmė, laikraštį skaičiau. Pasirodo, ten vienas jo, reiškia, bendradarbis, tai draugas, matė, kad yra grandinėlė, pasikvietė dar 3 naktį, 2 draugus, iškas naktį karstą, nuėmė grandinėlę auksinė. Galvojo, dar žiedai, ten bus dar kažkas auksinė. Paskui surado policija. Čia, oficialiai laikraštį rašė. Internetas skaičiau. Tai čia, žinot, kaip, aš galiu ten būti, aš tą žmogų sutvarkot, lieku savo dharmą, galiu irgi valytis. Galiu nebijoti mirties. Suprantat? Nuo mano požiūrį į tos daiktus. Suvokit, viskas priklauso nuo mūsų sąmonės, apie ką mes va čia galvojam, ką mes tikimės. Viskas tik nuo to. Kas dar? Dėl išsivadavimo dar noriu paklausti. Tai kaip, ne tik kūno palikimas įsivaduot, bet ir protinio. Matot, jūsų materialus protas turi mirti, materialus intelektas turi mirti. Palikti turi, tos kūnus sudeginti, išeiti iš vis. Turi subtilus kūnas dar mirti. Mes dabar mirštame tik fiziškai. O materialus protas ir materialus intelektas pasilieka, mes norim kažko toliau, o turim mirti ir materialus intelektas, ir materialus protas. Reiškia, jūs turite visas suslės atiduoti Krišnai tarnystei. O tik vienintelis šansas išsivaduoti čia. Taip nesustabdysit, nei savo proto, taip tyluoji, ramumoji, arba ten apie gėrį galvodamas. Turit pajungti juos tarnystei. O jūs kiekvieną minutę turit galvoti, ką padaryti dėl Krišnos. Tas tampa tyras intelektas. Intelektas irgi mato tik Krišną, daugiau nieko. Taip miršta jūsų antras kūnas. O taip jis nemiršta, jūsų protas intelektas veda jūs į naują materialų kūną. Žiūrėsit, kokie poros santykiauja, noriu, kad čia mano tėveliai būtų, ir juk nerėt. Ir vėl gimstat. Gaunat fizinį kūną. Tai turi numirtas. O kada numiršta protas intelektas, kai nebelieka materialių norų. Kai lieka tik dvasiniai norai. Tarnauti Krišnai. Atsidavusiems. Mes taip šlifuojamės, aš ginu neklas, nedebilas, kažkiek tai matau, kaip jūs tobulėjat po biškutį. Tobulėjat, bet čia procesas viso gyvenimo, amžinybės. Čia nėra, jūs nemastykit, kad per dieną jūs čia įsivaduosit, geriau pazarnavau, košę gerai išviriau, čia išvaliau, aš jau dvasingas. Ne. Čia ten lupinėlį pavalyt, agonos dydį kažką išvalyt, o agono matot, kiek čia galima pilti. Bet vieną tą agoną gali vėl nubirėti, vėl kitą užaugti, susitepėm, suprantat? Mesgi išlendam, jeigu jūs suvokit, kaip sunku žmonėm, kurie materialiam pasaulyje gyveno, kaip ten valytis. Mes čia sėdim kiekvieną dieną dvasinę pasaulį, tai teršėmės. O kaip ten valytis?
Čia mes įsipurvinam, čia kaip dramblys, įeina į vandenį, nusiprusę ir įeina vėl susumą įsivalioja. Pavyzdys klasikinis, ne? Ir vėl murzinas. Taip ir mes. Būdami čia mąstom apie ten, galvom, kad ten geriau, ten reikia pabėgti, kažką daryti, ten geriau. O ten negeriau. Ten matėt ašaros, ten pikstasi, ten mokesčiai, ten viskas, ten apgaulė, ten vienišumas, ten širdies netversi. Aš jau 1000 šeimų mačiau. 1000, nežinau kiek per savo gyvenimą, kiek aš jų konsultavau. Ten nepasikalba vyras su žmona, netveria širdies, iš vis nediskutuoja, nieko svetimi. Vaikai svetimi, visi svetimi, niekas nebesėdėdavo už stalo, kartu nebevalų kaip mes. Niekas nesimeldžia prie stalo beveik, įsivaizduoti vienetai, kad taip gėdotų. Visi galvoja, kaip apiesti vienas kitą. Čia mes dalinamės, prasadas, maha, kad užtektų tam, ten negalvoja. Ten galvoja, aš savo nusipirksiu. Ten pinigais nesidalina, ar jūs suvokėt? Ten nieko nesidalina. Čia vis prastėtai. Dar čia gerai, dar dabar dalinasi, bet ateis toks laikotarpis, kai sako, moteris gimdys vaikus, kad suvalgyti. Vienintelis tikslas bus. Iš vis šeimų nebeliks. Kaliamžyje. Iš visokių šeimų nebeliks. Tiesiog gali dar bada tik duoti šeimą, kažkokia iš vis nieko nebeliks. Link to eina, patys matot. Kaliugo tokia. Bet čia yra, kad duoda šansą mums kaip apsijungti ir suprasti, kad čia nėra laimės materialiam pasaulyje, kad laimė gali būti su baktais, kad laimė gali būti dvasiniai šeimoje, kad laimė gali būti Krišnai tarnaujant, kad užteks man čia duotis mirti, užtenka daugiau gyventi, aš noriu grįžti pas Dievą. Vakar, į ką mes turėtumėm, tos kančios. Materialus pasaulis tam sukurtas, reiškia Viešpats duoda, jis nori išpildyti gyvos būtybės norą pasitenkinti, pabūti Dievu, bet jis taip sukuria sąlygas, kad mus čia badytų. Čia jūs nerasite ramybės niekur. Niekur. Net ir kol sąmonė materialiai vaikščiokit po šventyklas irgi bus sunku. Galite čia pabūti, ten pabūti, visur galvos, o jie košmaras, kadangi materiali sąmonė. Bet jeigu dvasinė sąmonė, jūs galite ten gyventi, daugiabutėje, bet kur. Niekas jūsų nepaveiks. Jeigu jūs tik tai mąstysit apie Dievą, jeigu ne apie Dievą, kankinsitės visur, ir čia, kitur tas pats. Nepabėgsit nuo kančiaus. Neįmanoma. Jogas vienas irgi klasikinis pavyzdys, reiškia, miške triukšmas, nori pamedituoti, reiškia, užsidaro miškiai, reiškia, būna lauke, įbėga į kambarį irgi triukšmas, žinot, sėdėva garsai, į mišką nubėgo, miške galvoja pamedituos, atsisėdo, ten gegutė, kuku, ojei, miške irgi pasirodo mėną susikaupt, žiūri į uolą įlindo, oloj pelė, šikšnosparnį, viską jis uždarė, išvarė pelės, viską uždarė, urvą, žinot, sėdėjau pamedituosiu, girdi, tuk, žiūri, vanduo laša, žinot, tuk, lašo. O jie ir čia, ausis susikišo. O, sėdėjo patenkintas, tikrai niekas netrukdys. Girdi, tuk, širdis, tuk. Užkišis ausis, susikišis, išgirsit širdį plakant. Neramu, kai neramu, širdį girdės iki plaka. Nėra tos tylumos, suprantat kaip. Tai viskas nuo čia mūsų. Hare Krishna.